Sveiki, mano vardas Eduardas Silva, šalia manęs stovi Bronius Kaknevičius ir mes pabandysime dviese būdami Kuršių marių regatos žurnalistais jums truputėlį papasakot įmanoma ir suprantama kalba, būnant neburiuotojais, kad suprastų žmonės, kas vyksta per regatą ir prieš regatą. Būtent šiandien yra pirmoji diena, kada atplaukia jachtos ir vyksta techninė komisija. Tai kas tai yra? Techninė komisija tai yra kaip ir automobiliam, kad jachtos galėtų saugiai buriuotis, saugiai varžytis. Yra tam tikras reikalavimų sąrašas, kuriuos jachtos turi atitikti. Tai yra kalba eina apie saugumo inventorių, apie bures, apie patį judant ir nejudančias visas jachtos dalis. Tai yra konkrečiai sąrašas dalykų, kuriuos tiesiog eina saugumo inspektorius ir jisai tikrina, ar viskas atitinka reikalavimus. Kad žmonės suprastų, Kuršių marių regatoje startuoja įvairiausios jachtos. Jos visos yra skirstomos į klases, nes būtų kvaila labai lengvas ir labai greitas jachtas leisti toj pačioj įskaitoje su labai didelėm ir sunkiom jachtom. Pačiam tau teko, žinau, išduosim paslaptį, Bronių, prižiūrėti eilę jachtų ir jisai puikiai žino, kaip jos turėtų būti padarytos ir taip toliau. Prieš varžybas paprastai jachtos yra ruošiamas, tai yra išimama viskas, ko nereikia ir paliekama tik tai toks spartietiškas komplektas, kad kuo lengvesnis laivas būtų ir kad jis kuo greičiau plauktų ir, reiškia, reikalingi tik daiktai yra paliekami. Tai šiuo atveju kažkokius tai būrių komplektai ir taip toliau. Tai techniniai ekspertai tiesiog tikrina komandos svorį. Ką dar? Svoris ne visą laiką yra gerai mažinti. Pavyzdžiui, svoris mažinamas yra prie lengvo vėjo. Bet tuo tarpu atvirkščiai galima žaisti, kada yra skaičiuojamas jachtos tas lenktyninis balas. Apie tai mes dar pakalbėsim, nes apie svorį didelės jachtos būna net balastinius vandenius ima, kad būtų lengviau atlaikyti stiprų vėją. Bet šiuo atveju jachtos yra suskirstomos į klases ir tiesiog inspektoriai, taip suprantu, eina ir tikrina, kad viskas, kas pagal sąrašą privalo būti, tas minimumas jisai privalo būti. Bet tai yra, pabrėžiu, kad tai yra kalba eina apie saugumo dalykus, apie saugumo inventorių ir plus apie bures. Nes jachtos turi skirtingus burių komplektus, vienus silpnesniem vėjui, kitus stipresniem vėjui. Ir va dabar galim matyti irgi mums už nugaros vyksta burių antspaudavimas, tai yra burės yra sužymimos, kad šita jachtos įgula pasirenka plaukti būtent su šitų burių komplektų visas varžybas. Ir būrių keitimą jie gali daryti tik jau su atskiru leidimu, tarkim, plyšta burės ar kažkoks kitas incidentas. Jau turi duoti varžybų komisijai, varžybų rengėjam paraišką, kad mes keičiam burę. Jokių kitų savavališkų būrių keitimų jie daryti negali. Taip sakant, užantspaudavo ir su tuo, ko antspaudavo ir apžiūrėjo, turi davažiuoti iki paskutinės dienos. Dabar kalbant apie jachtų klases, ta prasme, dažnai nesupranta žmonės, kodėl yra 3 startai, ten 3 finišai ir dar po to ten skirstosi. Tai kas yra tie jachtos balai ir kaip tai būna, kad atplaukia pirmas, bet iš tikrųjų ne pirmas? Taip, tai yra jachtos yra skirtingų modelių, skirtingų gamintojų ir skirtingam plaukiojimui stiliui skirtos jachtos. Teoriškai gali būti vienos klasės visos jachtos, tada toje klasėje jos tik tai, sakykime, tada visos tarsi vienodos, bet šiuo atveju jos nėra visos vienodos ir jas sugrupuoja į kažkokius pogrupius. Taip, tai yra kelios grupės jachtų, kurios bus monotipai. Tai yra vienodos jachtos, vienoda įranga, ten yra dar daugiau tai grupiai reikalavimų. O ten jau faktiškai gaunas, kas pirmas atplaukė, tas pirmas ir yra. O kitos jachtos yra skaičiuojamas jachtos greitis, per kiek laiko turi jachtą įveikti vieną jūrmylę, tas laikas yra skaičiuojamas sekundėm ir tada pagal jau tą mylios įveikimo laiką, tada jau yra jachtos skirstomos į grupės. O balai yra tas perskaičiavimas laiko, kaip vyksta tai? Tai yra tiesiog įvedamas koeficientas, realus distancijos įveikimo laikas yra dauginamas iš to koeficiento. Tai yra paprastai tariant laiko perskaičiavimas pagal tavo lenktyninį balą. Na, aš manau, kad mes dar prie šito grįšime ir pabandysim kažkaip vizualiai tai papasakoti, nes tiesiog klausant dar nesu tikras, kad visi tai suprato. Pačiam teko
regatoje Kuršių marių dalyvauti, ar ne? Aš plaukiau Kuršių marių regatoje, bet dabar jau neatsimenu prieš kiek metų, gal 6 tokius. Ir dar truputėlį prie to pačio galim pasikalbėti apie tą komplektavimą, kadangi mes stebėjom orų prognozę. Prognozė paprastai daugiau mažiau tiksliai yra 3 dienos į priekį, 2 dienos į priekį ir dar gali pasižiūrėti tendenciją savaitį, kas susidėlios. Šiuo atveju vėjo diapazonas ir sąlygos yra pakankamai plačiame diapazone. Taip. Einant į jūrą 2 dienas vėjas turėtų būti ir gali būti stiprus, Kuršių mariuose bus kur kas ramiau. Vadinasi, reikia ir būrių mažų stipriam vėjui ir didesnių silpnam vėjui. Ir tu čia dėliodamas tą komplektą turi neapsigauti, nes gal tu pasimsi labai gerai silpnam, o stipriam bus tau vėl kažkaip, prasme, kaip čia sustrateguoti teisingai. Būrių skaičių jachtos preliminariai turi vienodą. Tai yra grotas, pagrindinė būrė, priekinės būrės, ten 2, 3, 4, keli spinakeriai, genakeriai, tai yra būrės skirtos plaukti pavėjiniais kursais. Bet pačios būrės gali būti siūvomos iš skirtingų medžiagų ir jos pati būrės forma ir reguliavimai būna pritaikyti skirtingiam vėjo stiprumo. Tai labai dažnai įgulos turi netgi kelis būrių komplektus, skirtos ten mažesniam vėjui ir stipresniam vėjui. Ir jie netgi turi skirtingus paskaičiavimus, nes tam skirtingam būrių komplektui gaunasi skirtingas ir lenktyninis balas. Todėl jau kai įgulos registruojasi į varžybas, jau jie turi būti galutinai pasirinkę, su kokiu būrių komplektu startuoja ir su kuriuo lenktyniniu balu eina į varžybas. Apart būrių ir visų kitų dalykų, aišku, kai yra monotipas, tu turi tarsi viską vienodai, kaip ir tavo konkurentas. Bet skirtingai gali derinti būres, skirtingai gali derinti stiebus ir taip toliau ir taip toliau. Ką duoda tas vadinamas stiebų derinimas, kai yra vienodos jachtos ir taip toliau? Tai yra tiesiog 1001 dalykas, ką tu gali patempti, patraukti, pasukti, palenkti, bandydamas, nekeisdamas jachtos konstrukcijos, kad tavo jachta plauktų greičiau. Bet, pavyzdžiui, pavertus stiebą į kažkurią pusę, gali kilti aštriau į vėją, bet blogiau plaukti pavėjui. Visiškai teisingai. Tai yra reguliuojamas būringumo centras, jis yra stumdomas į jachtos priekį, į jachtos galą. Bet čia yra toks papūgų ieškojimas miške, kad ten jau... Taigi, su šito papūgų ieškojimu mes kol kas apsiribosim, eisim dar pasišnekinti komandų, nes šiandien tokia diena, kai jachtos atplaukia, turi praeiti techninę komisiją, užpildyti dokumentus ir turi to laiko, kur gali pasakyti savo mintis, nuojautas ir taip toliau. Paprastai, kai prasideda regata, visi būna jau susikaupę ir prašnekinti yra sunkiau, nebent atplauki pirmas, antras ir nėra to liūdesio. Taigi mes einam dirbti toliau, o jūs nepersijungite šito YouTube kanalo. Čia mes nuolatos atnaujinsim informaciją, laiks nuo laiko matysite tiesioginės transliacijas. Taigi gero vėjo ir jums. Vėjo.